Jei kada esate pirkęs būstą, ko gero vykdamas jo apžiūrėti nesivežit kartu ir drėgmės matuoklio. O vertėtų, ypač jei būstą renkate senamiestyje. Kitaip jums gali nutikti kaip Vilniečių Rimui. Iš pradžių man labai patiko šita vieta, galvojau, kad ta prasme ir kaina buvo pakankamai gera ir galvojau, kad čia tikrai bus galima gyventi ir atrodė nekaip ir jautėsi ta drėgmė, bet tikėjausi, kad šitą dalyką bus įmanoma sutvarkyti. Drėgmės matuokliu nusprendžiame pamatuoti drėgmę, kuri ant kai kurių sienų net plika akimi matoma. %93. Šiame rūsyje akivaizdžiai per drėgna. Kiek drėgmės gyvenamojoje patalpoje turėtų būti, kad nekenktų mūsų sveikatai? Nuo, sakysim, 40 iki 60%. Drėgnoje patalpoje paaštrėja reumatiniai skausmai, sąnarių uždegimai, alerginės reakcijos ir, kaip sakiau, infekciniai susirgimai, atsparumas infekciniam susirgimam yra daug žemesnis. Specialistai, žinoma, patars šalinti drėgmės atsiradimo priežastis. Bet ką daryti, jei tai tiesiog neįmanoma arba per brangu? Tikėjausi, kad bus galima čia įrengti ventiliaciją, bet tie patys specialistai pasakė, kad kadangi yra tenai gatvė, tai yra labai sudėtinga ir lango padaryti čia neįmanoma ir, žodžiu, padėtis kaip ir be išeities, arba tai kainuotų tokius pinigus, kuriuo aš savo nelabai galiu leisti. Galimybės yra kelios. Pirmiausia, šildyti. Kitas dalykas yra, viena iš tokių kaip po naujovių, yra naudoti drėgmės surinktuvus. Drėgmės surinktuvos principas labai paprastas. Paprasčiausiai oras siurbiamas iš vidinės pusės, drėgmė surinkame į bakelį ir jau be drėgmės oras išeina į patalpą sausas oras. Yra keli tipai drėgmės surinktuvų, kurie surinka tam tikrą kiekį vandens, kurie surinka 10 litrų per parą, 20 litrų per parą ir apie 50 litrų per parą vandens. Tai praktiškai reikėtų žinoti, koks patalpos tūris yra ir pasirinkti pagal patalpos dydį drėgmės surinktuvo atitinkamą. Elektros naudoja praktiškai kaip ir buitiniai šaldytuvai. Tai yra tikrai minimalų. Prekybininkai tikina, kad šių drėgmės surinktuvų kainos nuo 600 litų. Žinoma, galima ir išsinuomoti. Tik verta įsidėmėti, kad drėkstančią patalpą išdžiovinus jį po kurio laiko ir vėl sudrėks. Mūsų klientų auditorija yra statybinės organizacijos, iš tiesų. Ir jie daugiausiai naudoja tos drėgmės surinktus renovuodami, statydami, tinkuodami butus, kada yra aktuali drėgmė, trukdanti džiūti sienams, tinkavimo, dažymo metu. Taip pat kreipiasi ir privatų žmonės, kurie ieško pigesnio daikto, kadangi profesionalūs drėgmės surinktuvo yra ganėtinai brangus. Privatų žmonės ieško kažko tai pigesnio. Ir todėl jie galėtų pasirinkti tokius, tarkim, taip vadinamus buitinius drėgmės surinktus, kurie tikrai tiktų namuose, rūsiuose, baseinuose, patalpose, kur yra elektronikos, kur kaupiasi drėgmė, kur drėgmė gali būti problema. Visi drėgmės surinktukai turi įmontuotą drėgmės matuoklį. Jūs nustatėt norimą kiekį surinkti drėgmės ir jisai dirba automatiniu principu. Drėgmės kiekis ore sumažėja patalpoje, jisai išsijungia. Vėl pakilo oro drėgmė ir vėl jis automatiškai įsijungia ir dirba. Automatiniu režimu dirba. Drėgname ore sparčiai dauginasi mikroorganizmai, padidėja infekcinių susirgimų galimybė, todėl kad vėlgi tai yra terpė puikiai veistis mikroorganizmams. Drėgnoje patalpoje dauginasi pelėsinis grybelis, kuris alergizuoja žmogaus organizmą. Pelėsis apsigyveno ir Vilniečio Rimo būstą. Prieš tai šiame senamiesčio bute gyvenę žmonės drėgnas patalpas buvo pernelyg apleidę. Sutikęs dalyvauti namų darbų eksperimente, Rimas tikisi bent jau pašalinti drėgmę, o kovai su pelėsiu prireiks kitokių priemonių. Efektyviausiai drėgmės surinktuvai veikia, kai yra 30 laipsnių patalpos temperatūra ir apie 80% drėgmės, santykinė drėgmė. Idealiausias variantas, kai yra kartu naudojami tiek drėgmės surinktuvai ir šildytuvai. Naudodami tiek drėgmės surinktuvus, tiek šildytuvus, mėginame gelbėti ir nusivylusio senamiesčio gyventojo Rimo būstą. Pasirodo, tikrai veikia. Matuodami drėgmę patalpoje, po savaitės maloniai nustebome, kai drėgmės matuoklis rodė apie 50%.
Ką papildomai dar turbūt nepaminėjau, drėgmės surinktuvai šie turi, jie dar turi filtrus. Tai yra praeidamas oro srautas pro drėgmės surinktuvus, jie sugeria ir dulkes. Kuo yra didesnė drėgmė atmosferoje, tuo yra greitesnis šilumos atidavimas. Ir už tai drėgnuose patalpose, esant, sakysim, tai pačiai temperatūrai, kaip ir sausose, žmogus jaučiasi daug prasčiau, nes jam šalta, jis greičiau atiduoda, nes drėgnas oras yra puikus laidininkas tai šilumai išspinduliuoti ir atiduoti. Sugrįžti į drėgnus ir šaltus namus žiemą tikrai nesinorės. Rudenį vertėtų pašalinti visus būsto trūkumus, kad netektų iš naujo dažyti drėgmės sugadintų sienų ar keisti sudrėkusio parketo.